Kieno čia darbas? Labadiena šeima. Esu NRA 2030 numeris 1. Namų robotė auklė 2030 metų numeris 1. Tikiuosi susidraugausite su robote, o tu robotytė persiau kitus batus. Na, gal ir pavyks mums susitarti. Kaip tu galvoji, kokie jie rytoj bus? Žalia ar rožinė? Aišku, kad rožinė, nes aš užsakiau tokias blakstienas. Lašinomės iš ledinuko, kad bus žalia. Rožinė. Žalia. Rožinė. Žalia! Rožinė. Žalia! Rožinė. Kova, mada, amžina tema. Štai kur drama. Ir taip šeima, jūsų dienos planas. Aš manau, kad mes turime turėti savo taisyklės. Taisyklė numeris 1. Desertas kiekvieną dieną. Pica kiekvieną dieną ir jokių anksti keltis, anksti miegoti. Taip, ir dar viena. Kas suranda kojinę, kambario netvarko visą dieną. Sutinku. Taip. Analizuoju pasiūlymus, palyginus su socialinė, pedagoginė ir emocinė statistika. 96% vaikų nepavalgo daržovių, jei pirma gauna desertą. 88% pykčio epizodų susiję su miego trūkumu. 73% tėvų patiria stresą dėl tvarkos trūkumo. Top 5 šeimos konfliktų priežastys. Triukšmas, tvarka, skanėstai, ekranai, kas ką turi padaryti. Štai top 5 šeimos taisyklės. Gerbkime vieni kitus be rėkimo ir durų trankimo. Valgome visi kartu, kai tik įmanoma. Nėra mano ir tavo, žaislais ir daiktais dalinamės. Vienas saldėsis, vienas vaisius. Vienas planšetės laikas, vienas knygos laikas. Nuobodu. Kas čia per taisyklės? Robotė neturi humoro. Humoro funkcija aktyvuota. Jei nenorite knygų, siūlau skaityti garsiai brošiūrą Vaikų mityba ir elgesys. Remiantis duomenimis siūlau optimales 5 šių namų taisyklės. Vienas desertas tik po daržovės. Triukšmo lygis po 20 valandos. Tyliau. 15 minučių tvarkos misija kasdien su muzika. Sekmadienis – kvailiojimo diena, bet jos reikia nusipelnyti šeštadienį. Kojinių paieškos – lygu prizas. Jeigu vietoj daržovės 2 vaisiai. Priimtina. 2 vaisiai lygu 1 daržovė. Jeigu susitvarkysi daiktus, ar galima ilgiau triukšmauti? 10 papildomų decibelų tik susitvarkęs žaislas. Siūlau kompromisą. Kiekvienas pasako savo taisyklę ir jeigu ji visiems patinka, ji tampa oficialia. Aš noriu tik ilgiau triukšmauti. Aš noriu saldainių. Aš noriu padaryti bardaką. Aš nenoriu miegoti. Aš iš viso noriu visą tą porą žaisti. Aš irgi. Ir taip atsirado 3 kompromisinės šeimos taisyklės. Desertas 3 kartus per savaitę, jei buvo valgyta daržovių ar vaisių. Planšetė tik po kiemo, mokyklos, būrelių ir tik pabuvus su šeima ir žinoma tik ribotą laiką. Kasdienis chaoso lygio matavimas, jei viršyje 70%, visi dalyvauja tvarkyme. O miegoti eisiu, kai tėtis pradės snausti. Sudarėm pirmąją derybų sutartį su dirbtiniu intelektu.
O dabar desertas. Kaip sutarėm, viena daržovė ir vienas desertas. Skanaus. Ačiū. Ačiū. Klausykite, aš jums galiu savo. Perleisti. Valgyk. Ne, gal jūs paimkite šitą, nu 2 morkytę sugriau, greitas nebenis. Nu, kaip? Tai skanu. Tai skanu. Neblogai. Paragaukit ir jūs. Tikrai skanu. Žiauriai skanu. Ačiū, robote. Ačiū, robote. Ragauti turite jūs. Tu nežinai, kas yra skonis? Tu neturi liežuvio? Skonis yra ne tik liežuvyje, padeda ir nosis, ir atmintis. Taip, aš neturiu liežuvio ir aš